Dalį. Sofoklis Skorsenydis sėdi ant atsarginių žaidėjų suolelio, tik epizodiškai buvo pasirodęs Panajotis Vasilopolas. O graikai čia dabar jau smaginosi. Antonis Focis gali padėkoti Vasilijui Spanuliui ir už perimtą kamuolį, ir už gražiai pakabintą kamuolį virš lanko. Labai gražiai, gal net kaip tik toks momentas ir yra dabar. 4-14 ir kol kas galbūt rezultatas netiek stebina, kadangi viskas labai greitai keičiasi. Krepšinėje Dmitris Diamantidis, jo metim. Jam tik 21 metai, tačiau pataikyti jis gali ir nepaisant savo amžiaus buvo paskirtas kapitonu. Jie pirmą kartą žaidžia pasaulio krepšinio čempionate ir tas patirties trūkumas kol kas netaip jaučiasi kaip tas didžiulis noras pademonstruoti viską, ką gali Kataro krepšininkai. 14-28 likus žaisti mažiau nei 6 minutėms iki kėlinio pabaigos. Spanulio metimas iš 3 taškų zonos, rungtynėse su Turkijos komanda. Vėl Vasilis Spanulis. Nebuvo jokio kito varianto šios atakos metu. Laisvo koridorių link krepšio ir tai kainavo 2 taškus Kataro rinktinėje. Po to dar presingas duoda savų vaisių. Vasilis Spanulis, dar vienas metimas iš toli, dar kartą nepataiko Vasilis Spanulis. Vienas tritaškis ir tas pats nuo lentos. Ir tai yra ne tik tai Vasilijos Spanulio statistika, tai yra visos Graikijos rinktinės statistika. Niekas negali pataikyti iš toli. Nors metančių yra įvyko perimti keletą kamuolių ir nors graikams kol kas nieko nepavyksta sukurti pozicinėme puolime, štai tos varžovų klaidos leidžia dabar šį bei tą nuveikti po varžovų krepšiu. Dabar Vasilis Spanulis prie baudų metimų linijos, jo sąskaitoje kol kas 4 taškai. Tas vienintelis tritaškis nuo lentos yra. Tai yra labai svarbus faktorius. Aišku, kad tas pradedama jausti, kai prasideda lemtingi ir svarbus rungtynių momentai. Galbūt dabar jie ir nėra patys svarbiausi, tačiau Kataro krepšininkai gana greitai baigia iššvaistyti savo visą turėtą 16 taškų persvarą. Ir Joy Stibingas sustiguoti savo komandos žaidimą, suderinti Lysė Edas. Taigi graikai įgyja šansą sumažinti skirtumą iki minimumo arba net pasivyti varžovus, jeigu štai dabar Antonis Focis pataikė. Visai nepažeidžiami graikai, nepaisant didelių savo šalies lūkesčių. Kad Graikijoje krepšinis atsigauna, tai buvo galima matyti šios vasaros didžiausių klubų turguje. Pagrindiniais veikėjas buvo Pirėjo Olympiakos ir Atėnų Panathinaikos klubai. Stengiasi truktelti į priekį ir Salonikų Ario komanda. Graikai lipdo tokias ekipas, kurios padėmė Europos čempionatą 2004-aisiais ir pasižiūrėsime, kas iš to bus. Dabar graikams nepavyksta surengti šios greitos atakos. Įsirėžė Vasilis Spanulis tiesiai į priešai stovėjusį varžovą. Antroji Vasilijaus Spanulio pražanga 51-38. Kad ir kaip graikai atrodytų pranašesni visą galvą šios rungtynėse, neskaitant jų pradžios, kol kas tie 13 taškų dar negarantuoja pergalės Graikijos komandai. Aišku, jeigu Kataro komanda rungtyniaus taip, jie gali pralaimėti ir 30 taškų skirtumų per tą likusį laiką. Antroji pražanga puolime iš eilės. 3-1 dabar atsidūrė Graikijos krepšininkai ir neslėpė savo. Daug apie €1 milijoną siūlė Vasilijui Spanuliui ir Atėnų Panathinaikos komanda, tačiau to nepakako. Ir Houstono Rockets ekipa sumokėjo 240 000 eurų išpirkti. Pagerėjo jo žaidimas praėjusį sezoną, jis pelnydavo po 15 taškų, atlikdavo po 3 rezultatyvius perdavimus ir traukdavo komandą labai sunkiais jai momentais. Dabar Vasilis Spanulis irgi aikštelėje ir dabar jis stos prie baudų metimų linijos. Šiandien daug tritaškių prašovė pro šalį Vasilis Spanulis, tačiau vis dėlto jis išnaudoja varžovų klaidas. Jis priverčia juos prasižengti, jis periminėja kamuolius, jis atidirbinėja gynyboje ir nepaisant visų neigiamų aspektų, kurie irgi egzistuoja šiandieninėme Vasilijaus Diamantidis, pradeda Graikijos komandos ataką. Spanulis. Štai tokį reidą dažnai išnaudoja Vasilis Spanulis, tačiau dabar atmetė kamuolį atgal. Ir keista žaidimo konfiguracija ir
Taip, jau Kataro krepšininkai prarado ne vieną kamuolį, o dabar Vasilis Panulis pelno 2 taškus su pražanga 64-55. Klaidos dabar leidžia netaikliai atakuojantiems graikams pirmauti 10 taškų skirtumų ir turėti galimybę dar tą skirtumą padidinti. Focis iš toli, jo labiau, kad Kataro krepšininkai vienas po kito praranda kamuolius. Jie jau artėja prie 30 klaidų atžymos šios dienos rungtynėse. Padarius 30 klaidų neįmanoma laimėti net ir fantastiškai pataikant. O Kataro krepšininkai nėra jau tokie galingi puolime, juolab, kad ir graikams atrodo atsirišo krepšys. Vasilis Panulis, taiklus jo metimas iš toli. 72-58. Rezultatyviausias Katarui buvo pirmasis kėlinys, kuomet jie įmetė 18 taškų, per antrąjį 13, per trečiąjį 14. Ir čia labai graži Graikijos komandos ataka. Ir vėlgi ta ataka atsidūrė iš nieko. Ne prieš vieną rimtą komandą. Rungtyniaudami graikai tokių progų savo susikurti negalėtų. Žaidėjas vienas prieš vieną varosi kamuolį ir vienas prieš vieną jį praranda. Niekas iš graikų neprasižengia ir po to iš karto atskuba į pagalbą. Net keletas žaidėjų ir viskas baigėsi taip. Gražus buvo Vasilijos Panulio perdavimas. Bandė dar sutrukdyti Dimui Nikūdžiui po krepšiu atsidūręs Abdulrahmanas Sadas, tačiau viskas bakams. 3 kėlinius. Jie buvo priversti žaisti pilną jėgą ir netgi žaidėjų keitimu. Ponujotis Janakas šiandien turbūt negalėjo atlikti tiek, kiek jų norėjo. Beveik visi pagrindiniai Graikijos komandos krepšininkai šią didžiąją laiko dalį. Sofoklis Skorcenydis sėdi ant atsarginių žaidėjų suolelio, tik epizodiškai buvo pasirodęs Ponujotis Vasilopolas. O graikai čia dabar jau smaginosi. Antonis Focis.